kiek galima prisėsti savaitgalį, kad tai neblogintų figūros. Kai rengiausi kultūrizmo varžyboms ir laikausi dietos, vieną dieną per savaitę leidžiu savo valgyti viską, ką noriu. Ir tai dažniausiai būna pica, blynai, keptos bulvės, uogienė, ledai, bet tik vieną dieną. Ir tik tuo atveju, jeigu likusias 6 dienas mano treniruotės yra tikrai intensyvios, o dieta labai griežta. Sakydamas griežta, turiu omeny 0 angliavandenių. Ir kodėl tik vieną dieną? Todėl, kad 2 blogo valgymo dienos nubraukia per 5 gero valgymo dienas ir per 5 treniruočių dienas atliktą darbą. Tai, ką dabar papasakojau, yra pasidalymas patirtimi, bet tai nėra patarimas. Kodėl? Dėl to, kad sporte tiesiog neįmanoma išvengti kraštutinumų. O normaliame gyvenime ilgalaikėje perspektyvoje geriausiai veikia ne 0 angliavandenių turinčios dietos, kuriuo aš paprastai laikausi rengdamasis varžyboms, bet nuosaikios dietos su tik tai apriboto angliavandenių skaičiumi. Tada per savaitę nei toks alkis, nei toks nuovargis nesusikaupia ir tada tokio persirėjimo nebūna. Jeigu jums patinka arba jūs jaučiate, kad jums yra naudingas mano kuriamas turinys, tai dar daugiau atviresnės, asmeniškesnės informacijos yra mano Contribui platformoje. Ten kiekvienas žiūrovas turi galimybę užduoti man asmeninį klausimą ir gauti mano asmeninį atsakymą arba raštu, arba video formatu. Ir tokiu būdu aš pasidalinu savo žiniomis ir savo patirtimi. Jei norite, jūs taip pat galite užsakyti mano sudarytą treniruočių programą, kurią sudarinėju pagal jūsų užpildytą klausimyną, pagal jūsų tikslus, pagal jūsų sveikatos būklę, pagal įrangą, kurią jūs turite savo treniruotėms, pagal treniruočių stažą ir pagal jūsų nuotraukas, pagal tai, kaip jūs atrodote. Todėl tai gaunasi grynai asmeninė programa arba mitybos planą, kurį taip pat sudarinėju remdamasis jūsų atsakytų klausimynų ir žinodamas jūsų tikslus, jūsų sveikatos būklę, jūsų dienos režimą, maisto tolerancijas arba netolerancijas ir taip pat matydamas jūsų nuotraukas, kurios padeda man įvertinti, kiek raumenų, kiek riebalų jūs turite, kiek optimalu būtų numesti arba priaugti, ką galėtumėte padaryti tam, kad kuo geriau, kuo gražiau atrodytumėte. O dabar dar kartą ačiū už tai, kad pažiūrėjote šį video. Prašau, nepamirškite paspausti like ir prenumeruoti mano kanalą.